Pasigrožėti jūrą nuo Palangos pėsčiųjų tilto kurorto svečiai netrukus nebeturės galimybės. Dar šiemet jį planuojama uždaryti rekonstrukcijai. Pasak specialistų, stiprios audros kurorto pasididžiavimą gerokai aplaužė, todėl jis tampa pavojingas poilsiautojams. Dažnas atvykęs į Palangą nepraleidžia progos pasivaikščioti jūros tiltu. Tačiau netrukus tai bus nebeįmanoma. Palangos miesto savivaldybė jau paskelbė konkursą kapitaliniam remontui atlikti. Laimėtojas bus išrinktas šio mėnesio pabaigoje. Tada ir paaiškės, kada tiksliai tiltas bus uždarytas. Tilto būklė yra pakankamai kritiška ir bet kuriuo atveju didesniam žmonių kokiam tai renginiui jis yra jau pasidaręs pavojingas. Todėl yra numatyta šiuo metu Palangos tilto, pėsčiųjų tilto jūra kapitalinio remonto darbai. Yra uždara akcinė bendrovė Kelvista atlikusi tilto rekonstrukcijos projektą. Yra pradedamas procedūros viešojo pirkimo ir šių metų rugsėjo 21 dieną turėtų paaiškėti konkurso nugalėtojas. Remontuojant bus keičiamos nusidėvėjusios medinės ir metalinės konstrukcijos, o esami poliai išliks. Planuojama pastatyti tvirtesnį tilto pagrindą iš kietesnės maumedžio medienos. Dabartiniam tiltui buvo naudojama pušis. Jeigu konkursas bus sklandus, bus išvengta teisminių ginčų, tiltas poilsiautojams turėtų būti atvertas kitą vasarą. Remontas atsieis apie 1,5 milijonų litų. Palangoje rengiama ir daugiau stambių projektų. Ketinama statyti sporto maniežą ir rengti modernų kempingą. Reikalingi sporto objektai ir ypatingai tokios geros dabar kaip rinktinės, Lietuvos rinktinė atvažiavusi fiziniam pasiruošimui neturi kur pažaisti. Tai po to labiau, kad mums jau priėmė LKL, tai yra patvirtinta ir mes patys pradedam žaisti. LKL yra iškėlę sąlygas, kad mes turėtume turėti savo salę per 1 metus. Tai šitas projektas yra. Taip pat patvirtintas detalusis planas kempingui europinio lygio. Apgriuvęs tiltas remonto sulauks, tačiau kada Palangos centre neliks griuvėsių krūva virtusio kurhauzo, nežinia. Esą 8 metus tūkstančio kurhauzo problema neišsprendžiama dėl žemės sklypo. Palangos valdžia čia norėtų suformuoti nedidelį 37 arų sklypą. Tačiau tam nepritarė kultūros paveldo departamentas ir teigia, kad sklypas prie valstybės saugomo pastato turi sutapti su kultūros vertybės apsaugos teritorija ir turi būti kone 3 kartus didesnis.